Kaip Jūs vertinate civilinės programas, kurios vykdomos Goro provincijoje? Ar jos tikrai Jums padeda, ar tikrai jos pagerina Jūsų gyvenimą, nes galbūt tie pinigai investuojami nebūtinai tas sritis, kurios Jums yra pačios gyvybingiausios ir pačios svarbiausios? Kaip minėjau anksčiau, turime nemažai problemų ir aš, kaip Goro vadovas, stengiuosi prašyti kitų šalių pagalbos. Kai kurie darbai jau įvykdyti padedant Afganistano vyriausybei ir šalims donorėms. Kitoms problemoms spręsti esu linkęs prašyti pagalbos ir tikiuosi, kad mano planai, liečiantis Goro provincijos gyventojų poreikių tenkinimą, bus įvykdyti. Mūsų piliečiai nori keisti savo gyvenimą, jie nebenori karo, todėl jie taip pat aktyviai su mumis bendradarbiauja ir padeda mums. Goro gyventojai yra nusiteikę prieš terorizmą, tačiau labai nori, kad jų vaikai augtų darnioje aplinkoje. Žmonės tiki, kad jų vaikų išsilavinimas ateityje turės teigiamą įtaką Afganų likimui. Ir vis dėlto gal konkrečiau galėtumėt, o kokios pagalbos Jums reikėtų, kas Jums yra aktualu Jūsų provincijai? Esame sukūrę 1 metų planą, kuris yra pristatytas Afganistano vyriausybei ir suderintas su ministerijomis, šalimis donorėmis, partnerėmis iš kitų šalių. Mes ir toliau prašysime Jūsų pagalbos. Šiuo metu mūsų pagrindinių poreikių yra 3. Pirma, keliai kitas provincijas, dėl kurių būklės žiemą negalime judėti, iš ir į provinciją. Antra, kaip jau minėjau, dauguma Goro gyventojų yra ūkininkai, todėl turime kreipti dėmesį ir į juos. Mums reikia gerinti vandens energijos švietimo sistemą. Visa tai mums labai svarbu, kadangi turime 620 mokyklų ir 180 tūkstančių mokinių, iš kurių 45 tūkstančiai yra mergaitės. 90% mūsų mokyklų yra aktyvios. Norėtume, kad mūsų vaikai siektų išsilavinimo, kad ateityje jie patys galėtų plėtoti ir gerinti savo šalį. Trečia, sveikatos apsauga. Esame gavę pradinę pagalbą sveikatos apsaugos srityje, tačiau mūsų ligoninėms reikia daugiau pagrindinių sveikatos technologijos įrankių, kad laiku galėtume padėti savo sergantiems broliams ir seserims. Daug mūsų pastangų įdėti į sveikatos apsaugą, bet norime, kad žmonės neturėtų su tuo susijusių problemų, kaip kad buvo anksčiau, ir noriu pasakyti, kad tam prireiks nemažai laiko. Kągi, dėkoju už pokalbį ir sėkmės Jums ir Jūsų šaliai. Ačiū ir Jums už tai, kad pakvietėt mus pokalbio. Mes taip pat Jums dėkojame ir linkime sėkmės.